apie kitus išmokau, kad kartais vienas tinkamai suformuluotas klausimas gali būti naudingesnis nei 10 patarimų. Na, apie save, kad augu labiausiai, kai išlipu iš savo komforto zonos. VDU suteikė man visas galimybės, kad galėčiau užpildyti savo svajonę ir sukurti informacinį podcastą apie psichikos sveikatą, kurio dėka gavau iš tikrųjų bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir specialistais, ten pavyzdžiui LIPSA, LIMSA, VDU Gifta centru, KTU dėstytojais ir panašiai. Tai iš tikrųjų, kad praktika prasideda beveik nuo pirmos dienos. Gali mokytis ne tik teorijos, bet ir pabandyti, ką reiškia būti psichologų konsultacijoje. O tai labai greitai parodo, ar esi savo vietoje.